Sveiki, mielos moteris, mielos merginos, malonu Jūs matyti pas mane svečiuose Taro kortų būrime. O Taro kortų būrimus kuriu toms, kas neturi galimybę šiuo metu užsakyti pas mane privatų savo būrimą ir toms, kas nori va čia ir dabar surasti savo atsakymą į rūpimą klausimą. Bet jūs žinokite, kad visada galite man atidėkoti, o tai yra spausti mygtuką prenumeruoti ir šalia jo atsiradusi varpelį. O žiūrėsim vyrą mes. Vat paprastai pažiūrėsim jūsų vyrą. Ir merginos moteris visada sakau, pagalvokite apie savo vyrą. Merginos moteris, kas neturite šiuo metu vyro, vaikiną, įsivaizduokite, kokią jūs norėtumėte. Suprantat, ir tokį ir pritrauksit. Užduokit jam klausimą, įsivaizduokit jį šalia, pagalvokit apie jį, įsivaizduokit, kaip jisai atrodo, o mes užduosim jam klausimą su Taro kortų pagalba. Ir visada dėkite like po šio būrimo YouTube'e, būtinai YouTube'e dėkite like ir rašykite komentarus po šio video YouTube'e, kam jisai tinka, kam patinka. Ir tokiu būdu žinosiu, kokius video kurti jums ateityje. Įdomus vyras dabar žiūriu. Kas čia kažkoks? Galiu pasakyti taip. Vyrukas, kažką jisai čia savo mintise galvoja. Labai jo tokias mintis dviejopos. Vienu momentu galvoja gal išeiti pasilikti, kitu momentu, ne, viskas gerai, kaip ir labai smagu su ją, galima ir pasilikti. Ir kažkokie jam sunkumai kažkokie ant širdies, neaiškumai kažkokie pas jį. Kas čia per neaiškumai tokie? Kad jūsų... Ką jisai jūs nesupranta, ar čia jisai po kažkokių santykių sunkių, po išsiskyrimo gal, kad jam kažkaip taip dabar sunku labai, sunku. Ką aš matau bendrauti, aišku, norėtų jisai su jumis, nieko prieš. Būna momentai tokie, kad jam labai viskas patinka, o paskui vėl kažkaip jisai dingsta kažkur, vėl kaip dingsta atrodo. Kas čia su juo darosi tokio? Gerai, o ką jisai daro dabar, ką jisai veikia, pažiūrėsim. O merginos moteris, kas norite pas mane privataus būrimo, tai prašau, skambinkite man numeriu, tiesiai nurodytų po šio video, rašykite man į Messengerį, junkitės prie mano grupės Facebook'e, arba užeikite į mano puslapį elana.lt ir užsisakykite savo norimą paslaugą. Ir tikrai prisėsim, pažiūrėsim, kame ten reikalas, kaip jums toliau veikti, ką mąstyti. Žiūrėkit, ką jisai veikia. Trikampiukas yra kažkur, velniukas išėjo, reiškia, vyras vis dėlto, vyras kažką slepia nuo jūsų, yra paslapties. Gera jam, aš negaliu pasakyti, kad jam bloga. Gera jam dabar, jisai patenkintas visko, kur dabar yra. Ką jisai galvoja apie jūs? Gudrus vyras, gudrauja, kažką jisai su jumis čia gudrauja, nori kažkaip gauti savo, nori tikrai būti laimingas, bet kodėl jisai čia gudrauja, kažkas slepia, gal tikrai kita moteris yra, nes kažkas slepia, ko čia slėpti. Ką jisai galvoja apie jūs, nori ir labai greito kažkokio rezultato su jumis, susitikimo nori tikrai susitikti, planų turi dėl jūs, tikrai norėtų su jumis būti, bendrauti, taip, draugauti nori, patinkat jūs jam. Ir pats vyras toks nieko prieš, žinokit, pasilinksminti, mėgsta vyras pasilinksminti. O iš tikro, kokie jausmai jo, realūs jausmai. Nenori kol kas jisai parodyti savo jausmų,
Nu, iš tikro taip, jausmų jisai jums turi, patinkat jūs jam, norėtų atvažiuoti, susitikti su jumis, bet kol kas, žinokit, tokiai pozicijai, kad ta prasme, na, nenori visų savo paslapčių dabar, vat, toks paslaptingas, nu, sakau, pagal, vat, velniuką eina, intrigantas toks, kažkokių intrigų jam reikia, kažkokių, vat, visko išgalvoja, prigalvoja, tai atvažiuoja, tai dingsta, kažkoks, kaip atrodo, laimėtojų, kažką nori išpešti čia iš šitos visos situacijos. Gal nori jūs pririšti, tokiu būdu galvoja prie savęs. Gerai, o kas jūs aplamai jam tokia? Kas jūs jam aplamai tokia? Nu, dėl permainų kažkokių gerų, nu, visai jisai būtų ir nieko prieš, bet aistringas toks vyras, jaunas, kaip matau, kaip ir toks jaunas, jeigu, žinokit, merginos moteris yra vyresnis vyras, tai visada sakau, kad matyt labai jau toks veiklus, energingas ir darbą turi, ir veiklos, ir ką veikti, ir kur užsiimti, kuom, ir kur nuvažiuoti, vat nesėdės, žinokit, namie, tikrai nesėdės. Tikrai nesėdės, toks patenkintas visko dabar, vat, kas liečia jūsų bendravimą. Gal gėlyčių atveš kažkam, bet kol kas tas atvažiavimas, tai juo pažiūrėsim. Kaip jisai mato? Nu, suprantat, kaip mato. Kaip vat vyras, žinokit, pajėgus vyras, graži moteris šalia. Gerai planai jo. Nu, žiūrėkit. Nori vyras, nori ir artimų santykių. Nori, kad jūs jam vis dėlto būtumėt nuolaidi, nuolanki. Nori, vat, pas jūs. Merginos moteris pas kažką, jeigu vat, gali būti ir neštumas. Neštumas, vat, per tos šitos santykius. Gali būti neštumas. Pagalvokit gerai, ar jums reikia, ar nereikia, tai jau jūs čia pagal save spręskit. Ar nori jisai rimtumo kažkokio? Čia jūsų pažintis, žinokit, pagal likimą. Likimas jūs suvedė, suprantat? Suvedė likimas jūs. Suvedė likimas. Likimas ir fortūna. Likimas, fortūna, vat ir jūs čia. Jūs suvedė likimas, fortūna. Neblogas vyras turėtų būti, pažiūrėsim. O plamai, kaip jisai, vat, nu, kaip jisai jaučia jūs, vat, jaučia. Nu, žinokit, kaip norėtų, kad, vat, santykių rimtų. Va čia norėtų, nu, sakau, čia pagal likimą jūs susitikot. Fortūna. Norėtų rimtų santykių. Norėtų aistros, norėtų meilės, nes, nu, mato jūs juk moteris graži, nuostabi, energinga. Gerai, kurią pusę čia viskas pasibaigs. Pažiūrėsim, į kurią pusę pasibaigti gali. Ką aš galiu pasakyti? Na, reikės biški palaukti. Nežinau, 7 dienos, 7 mėnesiai, 7 savaitės galit palaukti, lukterkit, pažiūrėkit, kaip toliau klostysis tarp jūsų situacija ir tada. Aišku, darbo reikės įdėti į šitos santykius, matau. Reikės ramybės balanso, reikalaus situacija tokia. Kaip jums save vesti? Nu, atvažiuoja, pasitika. Jeigu šitas vyras tikrai jums patinka ir tinka, tai, nu, su mielu noru. Atvažiuoja ir pasitikit ir bendraukit, jokių problemų. Ką jisai vertina jumise, žinot, kas jam patinka. Jam patinka jūsų stabilumas ir kad jūs visada mokat tą situaciją pažiūrėti iš kitos kažkokios pusės. Labai ne vienašališkai matot visą situaciją. Tokia, galbūt jam patinka, kad jūs esate tokia lanksti visuose, vat,
visuose pokalbiuose su juo, veiksmais, vat, savo charakteris toks lankstus jūsų, mokat ir pajuokauti, ir situaciją pamatyti, ir kaip vat, mokat žaisti tą gyvenimą. Tai jam tas patinka, žaisminga moteris esat. Kai jisai vertina, tai taip pat, kaip aš ir sakiau, žinokit, išmintinga. Žvaigždė, nu jau mato jisai vyras, žinokit, irgi mato. Aistringa ir vyras juk mato irgi, kad jūs tokia esate rimta moteris, kad nu tikrai jau su bet kuo nebendrausit. Ir tai jisai labai vertina, tai jam labai patinka, imponuoja. Na ir ką, merginos, moteris, linkiu jums sėkmės ir iki sekančio būrimo.